Sveiki atradę mano video dienoraštį, kuriame aš dalinuosi savo kelionėmis, žygiais ir kitais nuotykiais. Žygiai užfiksuoti 4 ir kol kas pakitimų neturime. Šalių aplankiau 25 ir šiandien sąskaitom pridėsime dar vieną, tai jau 26 bus. Šiame video tęsis mano 31 kelionė, bet prieš ją tęsiant mažas pasiteisinimas. Visų praeitų video intro sakiausi aplankiusi 24 šalis. Buvo suskaičiuota ranka ir praleista viena šalis netyčiom. Prieš montuojant šį video nusprendžiau atsinaujinti BIN ir Visited programėles ir pasitikrinti šalių skaičių. Pasirodo, BIN kažkaip neskaičiuoja Anglijos, Škotijos ir Velso kaip atskirų šalių. Man taip netinka, o Visited šią šalis toleruoja. Tai nuo šio video naudojuosi normaliai Visited ir keliamės į Albaniją, kuri yra 26 mano aplankyta šalis. Skridome su Air Albanija oro linijomis. Skrydis truko 1 valandą 15 minučių ir kainavo 72 eurų 70 centų. Pirmą kartą skridome su šiomis oro linijomis, bet buvo visai gera patirtis, o žmonių buvo gal tik pusė lėktuvo prisėsta. Biškį nustebinti. Sumuštinis su sūriu ir pabuvo. Skrydis truko tik valandą, bet buvo suspėta dar ir pamaitinti mus. Nemokamai. Va, čia yra albaniški pinigai. Kablelį reiktų perkelti per 2 vietas ir maždaug žinotum, kiek yra tai eurais. Tai čia būtų 20 eurų vertės šitas, 2000. Čia va kapeikų turi tokių. Gavom welcome drinks, po porą alaus didelį. Ir dabar laukiam. Po 20 minučių bus paruoštas mūsų kambarys. Eisim kažkur ieškoti, kur įsiskalbti rūbus būtų galima. Apžiūrim, ką čia turim kambariuką kokį. Vietos daugiau negu lėktuve. Kruize. Lova. Dušas didelis. Ir turim balkoną. Pirmam aukšte kiemelis, restoranas, kuriame sėdėjom va, prie kažkurio tai prie to staliuko. Čia yra biriekai. Ir alus. Albaniškas. Vas tokį vaizdelį. Pirmoji diena baigėsi greit. Buvo daug reikaliukų, o dienos gale norėjusi tiesiog ramiai pasidėti balkonėlyje. Bet antrąją dieną Albanijoje nėrėme tiesiai į nuotykius. Mes rytas iš autobuso. Dabar yra po 8:20 ir mes lekiam pažiūrėti Movilos Leiko ir Gamti kalno. Movilos Leikos. Ir mes lekiam pažiūrėti Movilos ežero ir Gamti kalno. Tai būtų 5 valandų turas kažkur su gidu. Tai pamatysim truputį Albanijos gamtos. Vakar labai daug nieko nenuveikėm. Turėjom reikalų, kol iš laivo išsikrapštėm, kol nuo to laivo iki oro uosto nuvažiavom, kol nuskridom iki Albanijos. Tada, kol davažiavom iki viešbučio, turėjom rimtų reikalų. Turėjom tokį pagerintą vairuotoją dūsaujantį. Bet ir mes ten, buvo sunku tiesiog. Žodžiu, labai sunkus privažiavimas prie mūsų viešbučio. Bet galiausiai privežės prie mūsų prie to viešbučio, tada reikėjo atsiskaityti grynais. Labai gryni pinigai čia vaikšto. Tai mes jam davėm eurų, jisai mums atgal davė savo pinigų lekėjų. Tai vakar pafilmavau, parodžiau. Nu ir tada įsiregistravom į viešbutį ir nuėjom pasiskalbt rūbus. Čia tokių skalbyklų savo rankiškų tokių neradom. Gan ilgai ieškojom, ant žemėlapio nėra sužymėtos jas. Bet radom, kur skalbė mergina. Tai nunešėm jiems, atidavėm. Per keletą valandų ir išskalbė. Kvepia rūbai, viską net išlygino. Tai visai gerai. Tada parsinešėm tos rūbus, jau buvo apie 4 valandą, po 4. Navarėm pamiegojom, pusę 7 ir viskas. Ir pasilikom iš tikrųjų kambarį sėdėt. Buvom iš parduotuvės nusipirkę alų iš čipso. Turim, kadangi kambarys su balkonu, tai praktiškai
niekur eiti ir nereikėjo. Tai va, tai pasibaigė vakar diena. Dabar jau lekiam į turą pasižiūrėti Albanijos gamtos. Have you heard about Ottoman Empire? No? Yes. It was a big empire, very big one. You see here, it is George Bush and Donald J. Trump in one place. Mūsų autobusėlis. Sustojom pertraukėlį 15 minučių. Kalnai aplinkui. Gerai, kitas mums sako, kad čia prasidės labai smagus kelelis dabar. Nes šiuo keliu žvyras sakė, ne, konstrukcijoms veža. Tai tas kelias pastoviai išdubasintas. Tai čia linksmieji kalneliai prasideda. Taip ir rašė šitą tą ryčių draugį Deimantitą, kad tipo specialiai nevažiuos čia su mašina, norėjo iki to, nes tipo dėl to kelio rašė, kad visur labai blogas. Dėl to su turu važiavo. Močiutė eina. O čia būtent tai, dėl ko tas kelias toks baisus. Smardusis medis. Nuo šito medžio visada pykino mane. 87 meters. It depends on the season. When it has a lot of rain, the water level go up. We'll drop off in 5 minutes and start the hike. Nėra ką čia per daug pasakyti, nuostabus gamtos vaizdai ir būtent dėl jų verta aplankyti Albaniją. Mano toks pasiūlymas, galima užkilti Gamti kalną ir viršūnėje burėką suvalgyti. Ultimate albaniška patirtis. Sakė, reikia žiūrėti, ką paėdėdė.
matosi užtvanka. Tai realiai tas jų ežeras yra ne ežeras, o užtvanka yra. Ir anksčiau, pasako ir gidas, už tos užtvankos ten kitoj pusėje tekėdavo upė. Dabar tos upės nebėra. Iš upės pasidarė ežeras. Bovilo leik. Šiaip pats kopimas truko apie 40-50 minučių, pats iš savęs nėra labai sudėtingas, bet prie didelio karščio žygiuoti visur nelengva, o tądien buvo gerokai virš 30 laipsnių. Ir dabar varom į Durioso centrą paragauti dar daugiau burėkų. Ragaujam burėką. Labai šviežias, skanus. Pasižymėjus buvo šitą burėkinę. Viena bėdelė, kad čia labai reikia atsimint, kad daug kur čia grini pinigai vaikšto. Čia taipogi reikėjo mokėti grinais. Užtaisė čia mums kiekį maisto ranką man. Duriosas ir jo apylinkės yra vienos seniausiai apgyvendintų Albanijos vietų. Tiesa, teritorija priklausė ir Romos imperijai, ir vėliau skilusi Bizantijai, o galiausiai ir Osmanų imperija juos užkariavo. Valdant turkams sparčiai pradėjo plisti islamo tikėjimas, bet šiai dienai, nors islamo tikėjimas vis dar vyrauja Albanijoje, jis yra gan lengvos formos, tai yra moteris nevaikšto burkomis pasidabinusios. Pati Albanija kaip valstybė susikūrė tik 1912 metais, o Duriosui teko ir sostinė pabūti. Bet šalis net ir po susivienijimo toliau buvo draskoma karų. Labas rytas Albanijai. Dabar yra po 8:53 ir šį rytą mes pradedam nuo pusryčių. Ten matos kažkokie biški kalniukai. O ne. Ten lyg tai matos kažkas. Kad būtų gražu. Bet va čia va vyksta statybas. Visai šalia. Ten net žmonės kažkur maudas, bet nesmato čia. Žvyrų priversta, tai vanduo nėra pats švariausias, iš tikrųjų pasakysiu. Nu, bet gultai mums viešbučio nemokami, rankšluostukai irgi nemokamai, įskaičiuota viskas į kainą. Guli, skaitai knygas, vis dar skaitau antrą knygą Saulėlydžio jaunatį, bet jau daug liko. Gretos dovanotas skirtukas iš Florencijos. Toks gultas čia kainuoja 10 eurų arba 1000 jų albaniškų lekių. Mūsų birėkai. Vakarienė už 3 eurus. Tuoj degustuosim. Žiūrėsim skonis koks. Albaniškas alus. Su tokiu vaizdeliu.
3 dienos Albanijoje. Manau, apsipažinom, kas ir kaip, tai gal laikas dar kažkur paliekt. Pamatysim kitoje, jau paskutinėje 31-osios kelionės serijoje. Iki.